Taip, sveiki visi. Šiandien noriu parodyti jums, kaip išsiimti pinigus iš Cointelekto. Taigi, šiandien aš turiu užsidirbęs 26,19 eurų ir išsiimsim mes gal 20 eurų į CryptoPay'ų. 20 į CryptoPay ir likiti mes turėsim 6 eurus į kitas banko sąskaitas. Taip, kad nusiimti, reikia būti registruotam CryptoPay. CryptoPay čia anglų elektroninė bankininkystė. Apie ją biškį papasakosiu plačiau kituose video. Ir taip, gerai. Pasirenkam pirmai, CryptoPay įsirinkau, čia įrašom savo elektroninį paštą. Pas man, kaip aš jau buvau nusiėmęs, tai pas man yra. Gerai, čia įrašom ir taip, valiuta, minimumas yra 10 eurų, aš užsivesiu 20. Kur mano telefonas? 20 eurų. Gerai. Ir taip, spaudžiam get. Viskas, nusirašė pas mus 20 eurų, likutis 6,19 eurų. Parašyta agree job. Taip, gerai, pasižiūrim statusmentus. Atėjo žinutė, kad pas man jau pasipildė sąskaitą 20 eurų. Viskas, proces nebėra. 200 eurų nusiimta. Tai pasižiūrim mūsų čia sąskaitą. Čia nieko nebuvo pas mane. 0 svarų, 0 eurų ir bitcoinų 0. Dabar atnaujinam puslapiuką. Mūsų sąskaitoje atsirado 20 eurų. Iš čia mes jau galim įsivesti juos į banko sąskaitą. Taip, į banko sąskaitą spaudžiam withdraw funds. Gerai, čia mano išbandymai buvo 70 ir 50 eurų. Gerai, bank withdraw. Išsirenkam čia 20 eurų. Taip, eurų. Aš čia turiu jau įsivedę savo banko sąskaitos numerį. Spaudžiam next. Viskas. Taip, viskas. Čia rašo, kad pinigai bus pervesti 1-3 dienų bėgiai darbo. Bet kiek rodo mano patirtis ir mano kolegų, kad pinigai, jeigu ryte darai pervedimus, tai kažkur arba vakare tos pačios dienos bėgiai, arba kitos dienos, tai jau pinigai būna banko sąskaitoje. Taip pat. Laukiam pinigų.